Sveiki, esu Justina Vaslevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Ir šiandien noriu pristatyti Jums vieną iš labai paprastų, bet itin veiksmingų technikų, kaip įsileisti daugiau gerų dalykų į savo gyvenimą. Nes jeigu kurį laiką sekat mano įrašus ir video, tai žinot, kad aš kalbu apie tai, kad visų pirma svarbu yra galvoti apie tai, ko nori, ir paskui yra svarbu įsileisti į savo gyvenimą tai, kas nori, kad ateitų. Ir kaipgi įsileisti, tai vienas iš būdų yra daugiau dėkoti, praktikuoti dėkingumą, dėkoti už viską, ką mes jau turim, nes mūsų gyvenime yra daugybė nuostabių dalykų, kurių mes nenorim keisti ir nenorim atsisakyti, mes norim, kad jie ir toliau būtų, ir be to mes norim, kad vis nauji dalykai pas mus ateitų. Tai šią savaitę į mano rankas pakliuvo Louisos Hay knyga Dėkingumas tai gyvenimo būdas, ir čia jinai ir kiti autoriai dalinasi savo mintimis apie dėkingumą, kaip svarbu būti dėkingiems ir už ką galim dėkoti. Ir dėkingumo praktikavimas yra labai paprastas, bet kurią akimirką mes galim išvardinti daugybę dalykų, už ką esam dėkingi. Aš, pavyzdžiui, dabar esu dėkinga Jums už tai, kad Jūs žiūrite, esu dėkinga savo, kad darau šį video, esu dėkinga šiai knygai, kad pakliuvo į mano rankas, esu dėkinga savo, kad ją skaitau, kad esu sveika, gyva, kad kvėpuoju, kad turiu šitą traukos dėsnio temą, kad turiu daug įrankių, kuriais noriu su Jumis dalintis, kad turiu stiklinę gaivaus tyro vandens, kuri manęs laukia, kad manęs laukia skanus kavos puodelis po to, kai įrašysiu šį video, kad susitiksiu su kliente, kad eisiu į šokių treniruotę, nu žodžiu, va, jau kiek, 13 punktų išvardinau, štai taip ir galima, aš kažkada, kai tik pasėmiau šitą knygą, čia Louisa Hay kalba apie tai, kad jinai rekomenduoja 80 dalykų išvardinti prieš išlipant iš lovos, už ką esam dėkingi, tai aš pabandžiau, galvoju, pabandysiu suvardinti 100 dalykų ir paėmiau ir išvardinau. Tai jeigu Jums atrodo, kad dėkingumą ten 20 dalykų išvardinti yra daug, tai tiesiog praktikuokit tai, pamatysit, kaip tai darysis vis lengviau. Iš pradžių gal lengviau yra, kai rašot raštu, nes labiau susikoncentruojat ir labiau įvardinat tai, už ką esate dėkingi, po to tai vis vyksta lengviau ir užtenka mintimis apie tai galvoti. Taigi, būkit dėkingi, žinokit, kad kuo daugiau dėkosit, tuo daugiau turėsit už ką dėkoti, tuo daugiau gerų dalykų pas Jūs ateis. O aš Jums dėkoju, kad žiūrėjot, ačiū, geros savaitės ir iki kitų susitikimų. Čia buvo Justina.